Nu, tai sveikinu visus atvykusius šią šiltą vasaros dieną, jau popietę, beveik vakarą. Į seminarą pradėsime, startuosime tiek, kiek mūsų yra. Na ir jis yra mūsų tarpe. Tikiu, kad tikrai palaimins tą laiką, sužinosime naujų dalykų, kažką pasikartosime, pareflektuosime, bus tikrai šaunus laikas. Na kągi, tai po truputuką ir pradėsime. Pirmiausia, tiesiog paminėsiu tas dalis, savo pasisakymo dalis. Ir truks jisai iki gal po 6:15, maks iki 6:30. Ir tuomet dar bus liudijimas, po to dar pertraukėlė ir padiskutuosime grupelę ir kai ką grupelė nuspręsime, susižymėsime, užsirašysime ir tuomet bus kažkokia praktinė tokia užduotį, išsinešime iki kitos antros dalies, ką tą visą laiką, greičiausiai antroji dalis rugsėjo mėnesį bus, tai ką mes veiksime per tą laiką. Tai šiandieną mano pasisakyme bus šiek tiek įvadas į seminarą, kodėl toks seminaras, kodėl mes apsisprendėme, kad jis yra reikalingas mums bažnyčioje, tada seminaro tikslai ir tada pereisime prie šiandienos temos, kas yra evangelizavimas ir jo tikslai ir kokios atrandamos pagrindinės šventajame rašte evangelizavimo ir misijos strategijos. Tai toks bus. Na, iš tikrųjų, šis seminaras bus iš 3 dalių ir evangelizavimo tema yra plati kaip ir kiekviena tema. Galima tikrai būtų paruošti ne vieną paskaitą ir į tokį normalų, tai kokios 9 pamokos būtų, į tokius išsamesnius, nes galima žiūrėti labai tokių siaurų kampų, žiūrėti evangelizavimą apaštalų gyvenime, žiūrėti evangelizavimą Kristaus gyvenime, bet mes daugiau tokį pasiklosime, tokį pamatinį ir šiandien šventam rašte paliesime, kaip tai rezonuoja į krikščionio ir evangelinės teologijos kontekstą, o po to pažiūrėsime rugsėjo mėnesį maždaug kaip būtent evangelizmas dėliojosi krikščionybės istorijoje. Na ir 3 dalyje pabandysime aptarti šiuolaikinius evangelizavimo būdus ir jais praplėsti. Dabar kaip gimė apskritai idėja apie seminarus, atnaujinti tokius seminarus kaip ciklus bažnyčioje, ne tik apsiriboti sekmadienio pamaldomis ar namų grupelėmis ar maldos grupelėmis, bet šių metų pradžioje aptariant su lyderiais, lyderių dirbtuvėje, aiškiai apsibrėžėme, kad yra noras augti, noras tobulėti skirtingais klausimais, domėtis ir tam nėra pabaigos. Žmogus gali augti, mokytis nuo jaunystės iki pat savo senatvės ir tai iš tikrųjų yra labai skatintina. Tai mes matome, kad ir demokratinėse visuomenėse tai yra labai ryškus bruožas ir jis taip pat ryškėja ir Lietuvoje, kad mokosi nuo mažų dienų iki 3 amžiaus universiteto, iki pat senatvės žmogus tiesiog auga, tobulėja ir panašiai. Na ir seminarai tai yra iš tikrųjų ta priemonė, kuri ugdo mūsų įrankius, mūsų supratimą ir įgūdžius atnaujina, todėl nusprendėme, kad 2 tipų seminarus rengti ir kurį laiką. Nežinau, kiek čia metų tas užtruks, bet įeiti į tą tokį ciklišką seminarų rengimą. Tai vienas bus toksai nukreiptas į bažnyčios tarnautojus, į bažnyčios tikinčiuosius, tai kas mus ugdo ir mus atnaujina, o kitas
tokio tipo seminarai bus skirti miestui ir jie jau turės tą evangelizacinę atspalvį, bet nebūtinai tai kaip evangelizacijos, bet daugiau ir pažintiniai tokie, atliepiant į poreikius ir atliepiant tuo, ką turime bažnyčioje stipriausiomis savo pusėmis, ką išmanome, kuo galime pasidalinti, įvesti ar į rašto gelmes, ar iš rašto atnešant tą pasaulėžiūrą vertybėmis ir dalinti su miestu. Taigi seminarai ir miestui. Tokie nukreipti į miestą ir į bažnyčią, dviejų tipų. Na ir aišku, labai logiška, kad pradedant tuo seminarų ciklą, pirmiausiai norėjosi atnaujinti tą evangelizacinę sritį. Ir išties laukai jau baluoja, kaip Kristus sako, jie visuomet kiekvienoj kartoj baluoja ir pjūtis artėja, o darbininkų maža, darbininkų sąmoningų, kurie suprastų, ką daro, kaip daro, kurie norėtų tai daryti, suprastų savo dovanas, talentus, kaip tai galima padaryti. Visais laikais jų būna ne per daugiausiai. Na ir mūsų to seminaro Evangelijos sklaida, principai ir būdai yra grūdai, ar ne, javai, javų kultūros simbolis. Ir pasibaigus šiandieniniai daliai, čia bus plokštelės, padalinsim, kad turėtumėt šitą simbolį namuose, kad laukai valuoja ir viešpats mus ruošia ir te būna tai kaip simbolis, kad atnešime viešpačiui sielų į jo karalystę ir jos gali būti įvairios, kaip ir pačios tos grūdinės kultūros, taip pat ir kvapniosios levandos. Ir toks per visą seminarą toks reikaliukas išsilaikys tikrai ir primins, jeigu jūs kažkur ar prie kompiuterio pasistatysite, jums primins, kad mes esame dabar eigoj šito seminaro. Taigi, laukai boluoja, pjūtis didelė, bet darbininkų maža. Šaunu, prašom prisijunkit, galite arbatos įsipilti ir tada prisijunkite į mūsų būrį. Mes truputėlį pradėjome tokio nuo įvedo į seminarą. Tai ir šito seminaro tikslas, Evangelijos sklaida, principai ir būdai, yra 4 tikslai, apibrėžiu. Pirmiausiai, tikslas yra atnaujinti šitą temą apie evangelizavimą, apie Evangelijos sklaidą, prisiminti žinias su Evangelijos skelbimu, evangelizacinės patirtis, kurias mes turėjome, atnaujinti įgūdžius, na ir užsukti tą labai tokią organišką praktiką tiek asmeninėme gyvenime, tiek bažnyčios gyvenime. Tai tas atnaujinti šitą temą, nes ji išties mūsų bažnyčia lydėjo nuo pat jos užgimimo ir evangelizavimas, jisai eina ištisai su mumis kartu, tik ne visuomet mes jį taip įvardiname, ne visuomet mes jį galbūt pastebime, bet po šiandienos paskaitos tikrai tas dar aiškiau matysis, aiškiau suprasim, o seminaro pabaigoje pamatysim išties, kad kokia yra turtinga šita tema. Antras tikslas. Mokytis giliau ir plačiau suprasti Evangelijos sklaidos principus. Giliau ir plačiau, ne tik siaurai, bet giliau ir plačiau suprasti, kad išgytume nuo tam tikrų įsivaizdavimų, įtampų, stereotipų, baimių, galbūt kurios atsirado praktikuojant tam tikrą evangelizavimo būdą, galbūt ne visuomet jame jaukiai jaučiatės, galbūt reikia visai atrasti kitą būdą savo gyvenime, kaip dalintis tuo amžinuoju džiaugsmu, ką mes esame patyrę. Tai išgyti nuo tų įtampų ir, todėl kvietimas yra plačiau pažiūrėti ir giliau, ir tiesiog organiškai gyventi su liudijimu savo gyvenime pagal tuos gebėjimus, kokius mes turime. Kiekvienas iš mūsų mes turime skirtingus gebėjimus ir skirtingai liudijame, skirtingais būdais liudijame savo gyvenime. Tad, kad galėtume gyventi, liudyti ir džiaugtis. Tokie išsveikę savo viduje.
Trečias tikslas - išmokti, būtinai išmokti naujų dalykų, kuriuos galime pritaikyti savo darbe, savo asmeninėme gyvenime ir bažnyčios tarnystės praktikose. Išmokti tų dalykų. Na ir ketvirtas tikslas - pastrateguoti savo gyvenime misiją, evangelizavimą, na ir galbūt pavyks pastrateguoti ir dar kai kurios dalykus susijusius su bažnyčios gyvenimu. Na tai va tokie tikslai, tai per tas 3 dalis mes atnaujinsime šią temą, pasimokysime giliau, plačiau pažvelgti, leisime Dievui gydyti mūsų širdis, jeigu kažkur yra įtampos ar stereotipai, kad tai būtų be baimės, nes meilė neturi baimės, išveja baimę, meilė ir tarnystė yra iš meilės ir evangelizavimas yra išties iš meilės Dievui ir žmonėms. Tai tie dalykai svarbus. Na ir be abejo išmoksime naujų dalykų ir pastrateguosime. Na dabargi keliaukime prie šiandienos temos, kasgi yra evangelizavimas ir jo tikslai. Tiesiog prisiminkime tuos dalykus. Taigi evangelizavimas, žodis evangelizavimas, kuris skamba visose kalbose panašiai, yra kilęs iš graikų kalbos, iš žodžio evangelion, ar ne, evangelion, kuris reiškia, daiktavardis evangelion, kuris reiškia geroji naujiena, džiugi žinia arba skelbimas. Štai važiuojame ir matome pakabintą skelbimą. Arba internete kur nors, ar ne, skelbimai išnyra. Bet kažkokia žinia perdodama tuo skelbimu. Na ir pirmiausia, Evangelija buvo išties sietina su taip vadinama žodinė tradicija arba žodiniu skelbimu. Pirmiausiai žodiniu skelbimu, žodiniu pasidalinimu. Vėliau, ir tai jau buvo su pirmaisiais be abejo apaštalais, Kristus jis nepaliko rašytinių šaltinių, bet jau pirmieji apaštalai, jie ir užrašo Evangeliją, todėl mes turime 4 Evangelijas, pirmais amžiais buvo šiek tiek ir daugiau Evangelijų, bet kitos nėra kanoninės, nėra Naujajame testamente, bet turime 4 Evangelijas užrašytas. Užrašytą gerą naujieną, užrašytą gerąją žinią, užrašytą dievišką skelbimą. Tai ir žodžiu, ir rašytiniu būdu. Todėl sakykime taip, kad lietuvių kalba mes kartais vartojame tą vertinį. Gerosios naujienos skelbimas, galėtumėm sakyti, Evangelijos klaida, kitaip galėtumėm pasakyti gerosios naujienos klaida, gerosios žinios klaida, kokie yra principai ir būdai gerosios žinios skleidimai. Tačiau praktiškai visose kalbose yra pasirinkta transliteracija, taip vadinama, tiesioginis graikiškas žodis pasirenkamas kaip toks unikalus reiškinys gerosios žinios apie Dievą ir paliekamas toks žodis Evangelija. Ir todėl mes turim Evangeliją, evangelical, turim įvairiausiose kalbose, reiškia tą būtent transliteraciją. Dabar pats žodis evangelizmas, ar ne, toks kaip veiksmas, nes evangelizmas tai jau yra veiksmas, evangelija yra daiktavardis, o evangelizmas yra veiksmažodis, veiksmas. Jis taip pat vartojamas graikų kalboje ir Naujajame testamente. Plačiai jį vartoja apaštalas Paulius, būtent evangelizomai. Dažnai mes atrandame tokią savoką. Ir pavyzdžiui, 1 Korintiečiams 9 skyriuje 16 eilutėje yra parašyta taip, jeigu po ranką turite, pasižiūrėti galite šventajame rašte, 1 Korintiečiams 9:16 ir tiesiog aš įgarsinsiu, perskaitysiu. Jeigu skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano pareiga ir vargas man, jei Evangelijos neskelbčiau. Ir jeigu
tai bandytumėm į originalią kalbą, skambėtų taip. Jeigu evangelizuoju, pas mus pasirenkamas vertimas, jeigu skelbiu evangeliją, bet yra žodis evangelizomai, veiksmažodis. Jeigu evangelizuoju, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano pareiga. Ir vargas man, vėlgi verčiama, jei evangelijos neskelbčiau, bet yra žodis me evangelizomai. Reiškia, jeigu neevangelizuočiau. Vargas man, jeigu neevangelizuočiau. Štai kaip jaučiasi apaštalas Paulius santykyje su Evangelija, su gerąja žinia, su tuo, ką jis išgyveno, su tuo asmeniniu santykiu su Kristumi, perduodamas yra iš viso nuostatinis žvilgsnis, labai stiprus nuostatinis žvilgsnis, kad evangelizavimas arba Evangelijos sklaida, jos nuostatos yra labai aiškios. Tai postumis nėra pasigirimas, nėra pasididžiavimas, sako aš, jeigu tai darau, nėra pagrindo man girtis. Ir tai būtent suformuluoja tos nuostatos. Nesigirti, nesididžiuoti, bet atlikti savo pašaukimo pareigą Dieve. Aš atlieku tai, kaip pareigą, nes tai yra mano pareiga. Mano atsakomybė ir man Dievo suteikta, tas švelnus jungas ir lengva našta. Tai aš ir darau. Nors kiti galbūt daro iš įvairiausių ketinimų ir vėliau Paulius jis ir apie tai kalba, įvairiai žmonės skelbia Evangeliją, bet tesižinie, man sako svarbu, kad tiesiog skambėtų Evangelija, bet kada aš evangelizuoju, aš neturiu pagrindo girtis. Ir todėl, jeigu mes tai darome, jokio pagrindo pasigirti mes neturime. Ir sako, būtų man labai sunku ir būtų man labai blogai, jeigu aš šitos pareigos nedaryčiau. Aš sako, tiesiog jausčiausi labai blogai. Ir žinome, kad šiandien yra tautų, kur tikrai evangelizavimas neįmanomas, kad ir visai netoli Baltarusijoje ir mūsų broliai Baltarusijoje liudija, kad gatvėse tiesiog įstatymas draudžia evangelizuoti. Gatvėse išsklaido iš karto, jei 2 ar 3 žmonės susitinka ir kalbasi, iš karto prisistato pareigūnai, kurie tikrina telefonus, aiškinasi, ką jie kalba, o apie evangelizavimą net jokios nėra galimybės. Ir tada tokioj situacijai tu galvoji, vargas man, kaip tai yra išties sunku, kai yra surakinama tikėjimo laisvė, žodžio laisvė ir tas klaidos, bet be abejo žodžio nesurakinsi, tuomet žodis jisai sklinda kitokiu būdu. Todėl tą pasirinkau pavadinimą būtent platesnė prasme. Evangelijos klaida. Evangelijos klaida yra nesustabdomas dalykas iki Kristaus atėjimo. Jis tiesiog nesustabdomas. Gali diktatoriai kaip nori stabdyti, bet jis yra nesustabdomas. Taigi, evangelizavimas tai yra. Kas yra evangelizavimas? Tai Kristaus gerosios naujienos perdavimas, liudijimas, dalinimasis, skelbimas ir perdavimas su kitais. Tai, ką aš turiu, perduodu kitiems. Tai yra nukreipta į kitus, ne į save, bet nukreipta į kitus. Ir evangelizavimo tikslai yra šie. Tai yra pakviesti kiekvieną asmenį į asmeninį santykį su Kristumi. Pakviesti. Parodant jam begalinę Dievo meilę, ką Dievas padarė dėl jo, iš tikrųjų tikslas yra pakviesti žmogų pas Dievą. Ateik į asmeninį santykį su Dievu. Ir tai iš ties šito svarbu neprarasti. Atėjus į šitą santykį, žmogus yra pakviečiamas į amžinąjį gyvenimą, į išteisinimą, į nuodėmių atleidimą ir bendrystę su Dievu, su amžinuoju gyvenimu. Ir be abejo, čia nesustojame,
Kitas dalykas, evangelizuojame tam, kad po to padėtumėm žmogui augti tikėjime ir pasiekti amžinybę. Tai čia jau įsijungia be jokios abejonės bažnyčios funkcija, kuri padeda žmogui susitikus su Dievu augti tikėjime ir pasiekti amžinai gyvenimą. Taigi evangelizavimo tikslai – pakviesti žmogų pas Dievą ir padėti jam augti tikėjime ir pasiekti amžinybę. Na, dabar evangelizavimas gali būti toksai suprantamas siaurąja prasme ir plačiaja prasme. Tai irgi svarbu apie tai pakalbėti. Svarbu pakalbėti ir tuos dalykus matyti. Kad siaurąja prasme tai yra žodinis Evangelijos skelbimas. Toks žodinis aktyvizmas, kada mes žodžiu liudijame žmonėms apie tai, ką Dievas padarė. Ir šitas aktyvusis žodinis evangelizavimas siaurąja tokia prasme labai yra būdingas evangelinių bažnyčių tradicijai. Tai yra būtent nuo anabaptizmo, būtent tom visom atsinaujinusiom srovėm evangelinių bažnyčių, būtent tas į tokia siaurą susikoncentravimas. Bet yra ir plačiaja prasme. Plačiaja prasme evangelizavimas iš tikrųjų galima būtų sakyti yra viskas tikinčio žmogaus gyvenime. Plačiaja prasme. Viskas. Ir tai nėra, toksai nebūtinai tai tiesioginis su žodžiu susijęs dalykas. Tai yra ir malda už žmonės. Reiškia, tu gali melstis už žmonės. Ir jeigu tai darai nuoširdžiai, visiškai už netikinčių žmonės, gali išties širdį nešioti tos žmonės, jausti jų gyvenimo naštą, dėl jų išgyventi. Dievas uždeda šitą naštą. Ir tą dirbą tu ruoši. Tiesiog su Dievo pagalba maldos jos yra atsakomos ir mes galime matyti, kaip Dievas paliečia tos žmonės. Ir nebūtinai mes tiesiogiai sudalyvausime. Galbūt mes tik tais melsimės už juos, bet kitas tiesiog palies ir į jo širdį tą grūdą pasėjęs. Pradžioje buvo žodis, ar ne, kad žodis atėjo ir pakvietė žmogų. Tai gali būti giesmės, giedamos giesmės apie Dievo nuostabumą, apie jo šlovę. Tai yra giedojimas, tai irgi yra skelbimas. Tai yra kūryba. Krikščionių kūryba, viena kūryba jinai tiesiogiai perteikia krikščioniškas vertybės, kita labai taip subtiliai, lik ir paslėptai, bet kažkaip traukia, vilioja žmogų prie Dievo. Ir galime paminėti kaip tokius pavyzdžius, pavyzdžiui, Viktoro Hugo romanas Vargdieniai. Ir dabar skaitau apie vieną teologą, kuris būtent savo tikėjimo kelionę ir priskiria, kad skaitant jam dar vaikystėje, paauglystėje Vargdienius, kai kunigas atleido, reiškia, tam nusikaltėliui, jis buvo tiesiog paliestas tos scenos ir Dievo paliestas. Reiškia, kūrinys, grožinis kūrinys, paliečia žmogų, kuris gyvena keletą šimtmečių vėliau, per kūrybą, matome, ar ne? Taip pat dabar iš šiuolaikinių pavyzdžių paminėčiau tokią Amerikoje netaip seniai atsiradusią kino studiją Angel, kuri, reiškia, kuria įvairia krikščionišką tematiką tokius geros kokybės filmus. Dažną kartą paima filmus, sukuria pagal tikras istorijas. Ir va čia prieš keletą dienų su Aidu pažiūrėjome vieną šitos studijos filmą, beje, ta studija jinai ir tą The Chosen serialą kuria taip pat, bet filmas apie laisvės balsas vadinasi, The Sound of Freedom.
Ir tame filme nėra pasakojamas ten ar misionieriaus gyvenimas, ar ten evangelisto ar pastoriaus gyvenimas. Nėra tiesiogiai kalbama apie tai. Bet iš tikrųjų pagrįstas tokiu faktu vieno amerikiečio krikščionio policininko gyvenimu. Net tu iš filmo iškart ir nesuprasi, kad jis krikščionis yra. Tiesiog filme giesmė skamba, tos vertybės ir jo paskirta tą policijos pašaukimą kovoti su pedofilijos, reiškia, blogybė Jungtinėse valstijose ir su priekyba žmonėmis, su priekyba vaikais ir taip toliau. Labai rimtas filmas, labai paliečiantis ir galiausiai pabaigoje tik skamba, reiškia, giesmė. Vaikai gieda, choras gieda ir gieda žodžius. Mes esame Dievo vaikai, bet mes nesame prekės, parduodamos prekės. Mes esame Dievo vaikai. Reiškia, yra įdėta į kūrybą, yra įdėta žinia. Ir todėl mes taip pat ir tos kūrybinius, dalykus bandome su bažnyčia ir turime tas kūrybinės dirbtuves, tai irgi kaip būdas plačiaja prasme palytėti, leisti Dievui paliesti per meilę, per kūrybą, per aktualias temas, paliesti žmogaus sielą. Taip pat geri darbai, meilės darbai, karitatyviniai darbai, yra liudijimas, labai stiprus Dievo liudijimas, kada mes atliekame meilės darbus. Nes tai sužavi žmonės, pasiaukojantis darbas, tai sąžiningas profesionalus darbas yra. Kai žmogus sąžiningai atlieka savo pareigą, jeigu sąžiningai atliktų kalėjimo prižiūrėtoje savo pareigą, o nebūtų koks niekšiškas žmogus, jeigu jau kaliniai, tai tada ir niekšiškai elgiesi su jais. Arba, tokį paėmiau jau labai tokį užaštrintą pavyzdį. Ar ten pat policijos tas pavyzdys buvo. Bet ir ar gydytojas, ar teisininkas, Dievo žmogus savo profesiją gali labai nuostabiai liudyti apie Dievo didybę, apie Dievo išgelbėjimą, apie Kristaus palytėjimą jo gyvenime. Taip pat dorovinis gyvenimas, pamaldus gyvenimas paliečia žmonės. Visada žmonės žino, kad šalia, žiūrėk, yra tokie kažkokie pamaldų žmonės, kurie gyvena. Ir tie pamaldų žmonės padaro, galiausiai, žiūrėk, padaro įtaką ten aplinkuje esantiems. Tai čia mes kalbam apie Evangelijos sklaidą plačiąją prasme, kurios mes taip pat tiesiogiai jos nekontroliuojame ir paliekame tą tokį slėpiningą Dievo veikimą per įvairiausius dalykus. Ir tokiu būdu mes galime pasakyti, kad, sakykime, evangelizavimo tema, jinai persmelkė evangelinėje, pavyzdžiui, teologijoje, man teko studijuoti, reiškia, tą evangelinę teologiją ir tu suvoki, kaip ta evangelizavimo tema, jinai tiesiog įeina į atskiras teologinės tiesiog šakas. Į kiekvieną, nebūtinai tai turi būti evangelizavimo teologija. Tai gali būti tarnystės ir tarnavimo teologija. Paulius, pavyzdžiui, sako 1 Korintiečiams 9, 22-23. Silpniems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Taigi tarno širdis, tarno nuostata, tarno gyvenimas, silpniesiems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Ir visiems tapau viskuo, žydams tapau žydu, graikams tapau graiku, kad bent kažkiek laimėčiau dėl laimėjimo. Ta tarnystės nuostata, ar Kristaus, ar ne, irgi skamba Mato Evangelijos 25 skyriuje 40 eilutė. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Kristaus pristatymas per tą patarnavimą.
Misiologija. Irgi mes matom, visi misiologijos pagrindai yra išsiuntimas. Kristus siunčia po 2, po to Kristus siunčia į visą pasaulį, Kristus siunčia į visas tautas. Misiologijoje yra jinai persipinusi su evangelizmu. Ekleziologija, bažnyčia, ekleziologijos teologija, joje irgi yra evangelizmas. Bažnyčioje yra viena iš paskirčių bažnyčios yra liudyti. Nuo sekminių dienos bažnyčia įtampa liudytoja. Ir tai, gimsta bažnyčia ir jinai yra liudytoja. Yra liudijamas Dievas. Taip pat bažnyčia yra pasaulio druska, jūs esate pasaulio šviesa, jūs esate miestas ant kalno. Visa tai vėlgi kalbama apie sklaidą. Pastoracinė teologija irgi ganytojams, irgi tai yra svarbu. Ganytojas ieškantis aveles. Kristus yra ganytojas ieškantis pražuvusios avelės. Jis žvalgės ir sakė, avis be piemens, pjūtis didelė, darbininkų maža, be ganytojų ir panašiai. Komunikacinėje teologijoje tai pats turinys, evangelija yra pati turinys, transliuojama įvairiausiomis priemonėmis, ištransliuojama, išbendraujama, perduodama, medijos jos perduoda evangeliją. Ir biblistika, atrodo, jau rašto ten tyrinėjimas, tekstų tyrinėjimas, yra tų kalbų senų žinojimas, bet tai irgi yra, kai studijuodamas evangeliją, tu ją mokai, tu ją išskleidi, tai irgi yra perdavimas tos gerosios žinios, kaip ir Pilypas. Paaiškino eunuchui, kuris skaitė pranašo Izaijo tekstą ir jis jau ne pirmą kartą, toks kilmingas žmogus, vyko į Jeruzalę, garbinti Jeruzalės Dievo, bet niekaip negalėjo suprasti šventraščių, Ir Pilypas paaiškino tekstus. Tai tas biblistinės irgi turi savitą evangelizavimą. Taigi matom, kaip plačiai iš tikrųjų išsiskleidžia evangelizavimas ir į bažnyčios gyvenimą, ir į kiekvieno gyvenimą ateina, ir įvairias teologinės kryptis, kokioj bebūtų krypty, jeigu, sakykime, teologai jie atsivertė, tikinti žmonės, kokios krypties bebūtų specialistai, jų gyvenime bus ta tokia sklaida. O dabar keliausime aptarsime pagrindinės evangelizavimo strategiją šventajame rašte ir paliesime 2 evangelizavimo modelius. Senajame testamente ir Naujajame testamente. Tai dabar atversiu pirmą lapą ir pradėsime taip, kaip ir prasideda šventajame rašte, nuo Senojo testamento. Senojo testamento evangelizavimo modelis arba būdas vadinamas įcentriniu, į centrą. Tiek evangelizavimas, tiek misija buvo nukreipta į centrą. Ir tai liudija be abejo visas Senas testamentas, visa jo istorija, kas buvo svarbu, kas buvo akcentuojama ir be jokios abejonės mes į tai pažiūrėsime. Todėl centre, matome, yra šventykla. Izraelio tautos širdis buvo Dievo buvimas šventykloje. Pradžioje tai buvo padangtė, kai Mozė išveda Izraelį iš Egipto vergovės, Dievas apsireiškė Mozei ant Sinajo kalno ir pasakė, tu pastatysi padangtę ir aš gyvensiu tarp jūsų, aš būsiu jūsų vidury, jūsų tautos, štai Izraelio tauta ir jūsų vidury aš gyvensiu, bet tu turi pastatyti padangtę pagal tikslų modelį, kurį aš tau parodžiau. Ir iš tų visų kiemą, šventovę, švenčių švenčiausia, su visais
atributais tiksliais, kurie turėjo savo prasme. Ir tada, kai pastatė, pašventino, Dievo buvimas atėjo, sakykime, pradžioje ant Sinajaus kalno buvo, po to atėjo į tautos vidurį, į šventyklą. Ir šventykloje pagal visą Senojo testamento logiką Izraelis kaip ir saugojo Dievo apreiškimą, Dievo buvimą ir Dievo šlovę. Visą tą Dievo pažinimą saugojo savo vidury, savo viduje. Ir todėl į šventyklą būdavo, ar ne, 3 kartus reikėdavo į centrą. Į centrinis tai ir yra, kad visos rodyklės juos rodo į centrą. Pirmiausia, tas trumpasias rodyklės aš paimu. Spalvinam, kad ryškiau, ar ne, matytumėm. Į centrą. Visas dėmesys. Atsimename, kad buvo 3 festivaliai, didieji Izraelio tautos festivaliai, kur visa tauta turėdavo susirinkti į centrą, į pačią šventyklą. Šventykloje buvo aukojama ir prie šventyklos būdavo mokama iš Dievo įsakymo, Dievo įstatymo, Dievo apreiškimo šitam centre. Ir todėl mes atrandame tokie skaitiniai, kaip 1 Korintiečiams 16:29. Dabar, kai jau tą žinosite, visai kitaip skaitysis tie Dievo kvietimai. Sako, atiduokite viešpačiui šlovę, priderančią jo vardui, atneškite auką ir ateikite pas jį. Neškite savo aukas. Ir žinome, kad tas aukas turėjo ir vargšai, ir turtingi, visiems aukos buvo paskaičiuotos, visi turėjo sunešti į tą šventyklą. Ir atneškite aukas ir ateikite pas jį. Kur mums ateiti? Savo namuose ateiti. Kur mums ateiti? Ne į tą vietą, kurią aš nurodysiu, ant kurios galiausiai buvo pastatyta šventykla, ar ne, Morės kalno. Ir ateisite ir aukosite čia. Ir garbinkite viešpatį šventumo grožyje. Susirinkę, ten garbinkite jį. Ir tokiu būdu jūs puoselėsite Dievo apreiškimą. Čia pačioj širdį, pačiam centre. Čia puoselėsite. Ir tokiu būdu jūs vesite ir pagonis į šitą centrą. Bet dar vienas skaitinys, 2 Korintiečiams. Čia liečia Izraelio tautą. Nebūkite kietasprandžiai kaip jūsų tėvai. Paveskite save viešpačiui ir ateikite į jo šventyklą. Kur ateikite? Nebūkite kietasprandžiai, nepasilikite ar ne kažkur namuose. Bet ateikite į jo šventyklą, kurią jis pašventino amžiams, ir tarnaukite viešpačiui savo Dievui, kad jo didžioji rūstybė nusisuktų nuo jūsų. Kai tik tais Izraelis apleisdavo Dievo kelius, jis apleisdavo šventyklą, jis pamirždavo Dievo apreiškimą, pakildavo tai teisėjai, tai gelbėtojai, tai pranašai, kurie vėl visą tautą iš pakraščių stumdavo į tą centrą, į šventyklą. Ateikite ir nebūkite kietasprandžiai. Aš sakiau Korintiečių, atsiprašau, Kronikų. 1 Kronikų ir 2 Kronikų. Taip, tai Senasis testamentas. Bet taip pat ir su visom tautom mes matom. Nes Izraelis, jis ir turėjo tą apreiškimą. Nes Dievas pasakė izraelitams, nėra kitų dievų tokių kaip aš, kuris išgelbėjo jūs. Nėra kitų dievų. Ir šitą Dievo apreiškimą jie buvo pašaukti dalintis ir kitoms tautoms. Bet tas dalinimasis buvo ne tai, kad žydai jie tą misiją jaustų, kad jiems reikėtų išeiti į kitas tautas, kitose tautose, kai jie pasklisdavo. Jie be abejo kurdavo savo susirinkimus, sinagogas tautose, mokymo vietas, bet vis tiek gręždavosi
kaip Danielius jisai meldavosi Babilone, jis atsisukdavo į šventyklos pusę, jis į tą centrą, jis negalėjo persikelti, bet jis atsisukdavo į šventyklos pusę ir melsdavosi į tą pusę atsisukęs. Ir Dievą garbindavo. Bet su tautomis mes girdime vėlgi, kad kreipiasi psalmėse, labai dažnai kreipiamas į tautas, kad jūs garbinkite Dievą, jūs garbinkite. Ir irgi skamba kvietimas. Pavyzdžiui, psalmės, paskaitykime 66 psalmę. Tuoj atsiverskim. Ir šiek tiek 66. Ir nuo pirmos eilutės paskaitykime iki 8. Džiaugsmingai šauk Dievui visą žemę, kreipiasi, ar ne, psalmistas, į visą žemę, globaliai, jis kreipiasi globaliai. Giedokite apie jo vardo garbę, šlovinkite ir girkite jį, sakykite Dievui, kokie didingi tavo darbai, dėl didelės tavo galios lenkėsi tau priešai. Visa žemė te garbina tave, te gieda tau ir te garsina tavo vardą. Ateikite ir matykite Dievo darbus. Jis baisių dalykų padarė tarp žmonių. Jis pavertė jūrą sausuma, per upę pėsčius pervedė. Tad džiaukimės juo, jis viešpatauja savo galybę per amžius, jo akis stebi tautas, maištininkai tegul nesididžiuoja. Laiminkite tautos mūsų Dievą, te būna girdimas jo gyriaus garsas. Taigi labai aiškiai psalmistas, jis būdamas čia, Izraelio vidury, atsisuka taip į tautas ir Izraelio vidury kalba, tautos, visą žemę garbink Dievą, kreipiuosi į tave, garbinkite mūsų Dievą, ateikite ir matykite, koks Dievas didis, kaip jis sausumą pervedė. Ir galima girdėti tuos motyvus, kaip pereina Izraelio tauta per Jordano sausumą, Jozujos laikais, ar ne, Mozės laikais jūros sausuma. Tai vienas vienintelis didingas Dievas ir tai yra Izraelio Dievas. Izraelio Dievas. Ir todėl iš tautų taip ir buvo, kad tautose atsirado žmonių aplinkui, kurie taip pat ateidavo į šventyklą, ar ne? Vat ir taip vėl tas mes matome į centrinis. Tiek Izraelis eidavo į šitą centrą, tiek ateidavo iš kitų tautų žmonės į šventyklą. Ir į tuos tautas, kai skelbiamas Izraelio Dievas, Jahvė, ar ne, buvo, vadinosi tas veiksmas prozelitavimas, o tie atėję žmonės vadinosi prozelitais. Jie netapdavo hebrajais, jie buvo prozelitais, tie žmonės. Sakykime, atsivertė į judaizmą ir atsivertė į Jahvę kaip viešpatį. Taigi tas eunuchas, kurį sutiko Pilypas, eidamas, jis ėjo su Dievo misija ir žiūri, Pilypas važiuoja, ne Pilypas, o eunuchas važiuoja ir skaito. Ir vyksta jis jau namo, vyksta iš Jeruzalės, iš šventės, iš tų festivalių, kurie kviesdavo į Dievo artumą, ir ten jau tada paaiškina tą šventąjį raštą jam ir tas, tai štai ką reiškia, kad tai yra Kristaus, ar čia kalba autorius apie save, ar čia apie kažką kitą kalba, ir Pilypas išaiškina, kad tas kenčiantis tarnas yra Kristus. Tas, kuris gelbėtojas. Tai labai gražiai matome tą susilietimą tokį. Tai ir ką galima būtų pasakyti dar apie tą įcentrinį. Taip klausant pagal tuos visus bruožus, labai panašu, kad krikščionybė nuo 4 amžiaus iki
reformacijos, sakykime, laikotarpio, reformacija pradeda busti, mes tuos pamatysime dalykus. Jinai turėjo nuo 4 amžiaus, kadangi krikščionybė tapo valstybinė daugelio imperijoje, tiek Romos imperijoje, tiek aplinkinėse imperijose, Armėnija pasiekė, ten kitas vėliau šalis, reiškia, atsiverčia tie krikštyjas imperatoriai. Na ir jie irgi tą turi, turi tuos centrus ir labai panašu, kad daugam, reiškia, tą palaiminimą teikė ten karaliams ir politiškai ir panašiai popiežius ir tapo toks irgi įcentrinis. Labai panašu, kad tradicinės bažnyčios, jos turėjo, arba ir galim taip sakyti, kad krikščionybė, tradicinė bažnyčia turėjo nuo 4 amžiaus įcentrinį evangelizavimo būdą, nes išsiplečia imperijoje ir traukia į tą centrą, turi tą centrą, tą šventą centrą, į kurį plaukia piligrimai, kad pasišventintų ir panašiai. Tai ta tokia Senojo testamento tradicija išryškėja. Mažiau yra galbūt ir to iš centrinio, kurį mes po to pažymėm, bet jis yra. Nėra, kad taip visai jo nebūtų. Jis yra, bet daugiau to į centrinio tradiciniai bažnyčiai. Dabar einame prie to antro modelio. Naujasis testamentas, ar ne? Naujasis testamentas mums pristato jau tokį išcentrinį evangelizavimo modelį. Ir čia jau pradeda skambėti priešinga kryptis, jeigu Senam testamente yra kviečiama ateikite, 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 ateikite į šventyklą. Ir garbinkite viešpatį šventumo grožyje. Visos tautos pamatykite ir drebėkite prieš Dievą, kuris yra stebuklų. Tai čia mes matome, kad jau Kristus tą labai aiškiai tokį išcentrinį. Jis pats vaikšto su gerąja žinia iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą. Yra va šitas. Ir jis tokiu būdu ir mokinius siunčia. Pasišaukia pas save į savo artumą ir tada po 2 išsiuntė. Išsiuntė ir sako, darykite. Tai Mato Evangelija 10 skyrius, kai išsiunčia ir visas instrukcijos pasakė, kaip po 2 eikite, kai jūs įeisite į kaimą, kaip jūs ten elkitės, ką jūs sakykite šeimininkams, ką jūs darykite, mano vardu, ką jūs turite padaryti ir panašiai, bet jau yra toksai, toksai pradeda siųsti viešpats. Va čia 10 Mato skyrius, čia dar yra Izraelio ribose, sakykime, ratas, jisai yra Dievo tauta. Čia vis dar Dievo tauta yra toje riboje. Ir Kristus, jis jau sako, eikite pas kitus, eikite į miestus, eikite į kaimus ir palaiminti tie, kurie jūs priims ir jūs palikite ramybę ir panašiai, darykite tai ir tai mano vardu. Jau tas nuskamba. O ką kalbėti, kai Kristus po kančios ir prisikėlimo prisikelia, tai mes turime tuos paliepimus. Mato Evangelijoje 28 skyrius, visos Evangelijos užkilimas ir Morkaus Evangelijos 16 skyriuje, nors manoma, kad tas skyrius galbūt vėliau atsiranda pagal savo stilistiką, bet jis tikrai perduoda tą bažnyčios, pirmosios bažnyčios nuotaiką, stilistiką visą, kuo gyveno bažnyčia, perduodama yra. Na ir galime paskaityti, tikrai iš karto tą pajaučiame. Mato 28 skyrius pirmiausiai ir nuo 18 eilutės. Taigi, prieš atsisveikindamas, Jėzus mokiniams sako. Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė, man duota
visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Mes ką girdime? Išsiuntimą. Ir jau dabar sako, ne tik nueikite į Izraelio kaimus ir miestus, pasakykite gerą žinią, bet eikite į visas tautas. Štai išeiname iš ribų. Užeiname iš tų ribų ir viskas išeina iš to dabar jau centro, ar ne? Ir toks primena labai jau kompasą. Į visas pasaulio šalis išeina nuo Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo. Yra tas išsiuntimas ir jis sako, aš būsiu su jumis. Jūs eisite į kitas tautas ir jūs matysite, kaip aš būsiu su jumis per visas dienas. Morkus dar praplečia, ką reiškia, kai jisai bus su mokiniais. Ir ten skamba visos tautos čia, visos tautos, visos etninės grupės. Pasakykite, bet ir mokykite, išmokykite visus. O pas Morkų 16 skyriuje nuo 15 eilutės skamba, jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį. Labai net tautos neminamas, visas pasaulis prieš jūs. Ir skelbkite evangeliją, ar ne tas pats žodis bus evangelizomai. Ir skelbkite evangeliją visai kūrinyjei, kiekvienam alsuojančiam. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigiant jiems kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje, o jie ėjo ir visur pamokslavo, viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen. Taigi ir viena ir kita evangelija turi be galo stiprų užkilimą ir štai sako, Dievas lydės, Dievas bus, Dievas veiks, Dievas gydys, Dievas išlaisvins, Dievas išgelbės ir va šitas judėjimas vyksta dar kur nepasiekta, kur nenueita, kur nepasakyta, kur yra toji tuštuma, negirdėta, dar nepatirta Dievo malonė ir Dievo meilė. Labai nuostabu. Ir iš tikrųjų, daugelį kartų misionierius įkvėpė šitie žodžiai, tiesiog įkvėpė, perskrodė, įkvėpė vykti į tas vietas, kurios kaip baltosios dėmės žemėje yra ir jų visada bus. Tik atsiranda kokie vėl žiūri Afrikoje, kur nors dabar diktatoriai. Ir nebėra vietos krikščionybei, vėl tampa tokia kaip baltoji ar pilkoji zona būtų, tiksliau pilkoji, ir kažkada vėl ten misionieriams reikės eiti ir vėl tas sėklas sėti. Tai va tas toks išcentrinės. Ir žinoma, apaštalų darbų, 8 eilutė, 1 skyriaus 8 eilutė irgi labai taip išcentruoja, kaip centrifuga veikia, taip stipriai. Sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi žemės pakraščių. Ir vėl Jėzus nuo artimesnio, reiškia, tapsite pradžioj Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje, ten ir viskas čia, ir po to iki žemės pakraščių išeina, tiesiog išeina iš tų ribų. Pradžio atrodo ribose,
o po to išeina iš tų ribų visas veikimas. Nu tai va, tokios va tos, matom, snaigės. Ir aišku, šitas veikia apaštalų labai stipriai. Apaštalų epochoje iki 3-4 amžiaus toksai išjudėjimas ir apaštalai pasiekė daug tautų ir antros kartos apaštalų mokiniai. Išeina, po to mes liesime, kaip, kokiu būdu, jau kitą kartą kalbėsime, tas irgi sklidimas vyksta, tai nėra taip, kaip pasakyti žodį vienai, bet kai reikia veiksmas, ne visada kaip per sviestą patepta eina visa šita sklaida, bet taip jinai va tas va modelis, išcentrinis evangelizavimas yra įcentrinis, į centrą nukreiptas ir yra iš centro išeinantis. Na ir turėčiau taip pat paminėti, sujungti tuos dalykus Kristaus tarnavime. Žinome, kad Kristus yra tas, ką ir kalbėjome sekmadienį, išmintingas rašto aiškintojas ir rašto žinovas ir Dievo sūnus, ir kuris apjungia, pas jį apsijungia tie modeliai. Kristus apjungia ir į centrinį, ir iš centrinį. Bet, aišku, čia aš tik vieną rodyklytę padariu. Pradžioje įcentrinis, nes jis su tėvais eidavo į šventyklą, kaip žinome. Po to Luko Evangelijoje 4:16, kai buvo pratęs, nuėjo į sinagogą sabato dieną. Reiškia, yra tas įcentrinis. Na va. Ir Mato 5:17 sako, aš neatėjau panaikinti įstatymo, nepanaikinti, bet įvykdyti jį. Reiškia, tai va šitas buvo, kai būdavo šventės, Kristus irgi eina į šventyklą ir per Paschą, kai jis buvo nukryžiuotas, tai buvo didžioji žydų šventė, jis atėjo per Paschą, ne bet kada, ne chaotiškai, ne kažkaip, kaip sakytų, kaip charizmatas dvasios vedamas, bet kur, bet kada, su bet kuo, bet tiesiog tai buvo Paschos laikas, Dievo pilnatvės laikas, Dievo teisingumo laikas, viskas sutapo, jis atėjo, mokė šventykloje ir yra tas, ar ne? Bet tuo pačiu jis ėjo ir į tuos vat kaimus. Tada atsiranda va tas va, kad nuėjo čia, bet jis ėjo ir čia. Vat. Tas judėjimas vyksta. Ir tomis kryptimis ir jis išeina. Ir jau išėjęs iš to jis irgi vykdo, ir gydo, ir pamokslauja, ir liudija. Ir guodžia, ir lanko, ir visas Kristaus tarnavimas yra tuo pačiu ir išcentrinis, ne tik ta pagarba į centrą, bet ir iš centro išėjimas. Ir Samarijoje su samariete kalbasi, tai nėra visiškai žydų, nors jis aiškiai žino savo ribas, mane sako Dievas siuntė žydams, šitoje tautoje aš esu, ir kartais gali būti ir tokie, bet ta paskirtis, kad tautoje darbuojasi, gal nebus už tautų, kai kas už tautos ribų išeina, bet kai kas darbuojasi savo tautoje. Tai va, tai labai gražu, ar ne? Kristuje tai apsijungia ir sena, ir nauja, ir įsikūnyja, tai ir įsiprasmina, ir galiausiai tam visam ateina paaiškinimas. Nu va, tai mes matom va tokius va, tos modelius, prie jų prisilietėme va tokį ir po to, po liudijimo, tai va labai gerai, mes dar biškutį padiskutuosime, biškį paskanuosime mūsų gyvenimą, mūsų tarnavimus, ką mes turime, ką mes darome, ką mes norime daryti. Ir irgi pasižiūrėsime būtent šituo kampu, įcentrinis, išcentrinis ir panašiai. Bet dabar iki arbatos pertraukėlės, turėsim greitai netrukus arbatos pertraukėlę.
Gal kažką norite paklausti? Kokias galbūt jų galimybės šiek tiek pradžiai, bet kas trukdo žmonėms liudyti Kristų šiandieną? Na, labai individualu. Manyčiau, kad tai yra labai individualu. Vieni dalykai, ar prasta patirtis, baimė gali būti, nerimas, patys įvairiausi dalykai. Nežinojimas irgi, neužtikrintumas, kaip tai daryti. Pavyzdžiui, irgi, kaip paliudyti Evangeliją, kaip žmogui pristatyti, kaip jam papasakoti, ką akcentuoti. Tai vat, kaip klausyti to žmogaus, su kuriuo bendrauji, kas jam įdomu, kaip įvesti, kokiu rakursu privesti prie Dievo meilės. Patys įvairiausiai. Kiti galim sakyti, kaip tas Jona, kuris turėjo misiją iš Dievo, nueiti į Nivėją, ar ne, nueiti pas pagonis ir sako, šitas žūstantis miestas yra, jis man rūpi, bet jis bėga nuo to pašaukimo. Bėgimas nuo pašaukimo. Ir tas irgi gali būti. Čia kiekvienas tarsi tokia, gal mes kažkurio momentu ir padarysim tokią savianalizę, kas man trukdo. Kas man trukdo, užduoti savo klausimą, kas man trukdo ir galima iki kito laiko panešioti, pasižiūrėti, kas man trukdo. Nes gali ir stereotipai būti, kad tik tais taip, reiškia tas Evangelijos skelbimas. Jeigu tu nuo stogų neskelbi, reiškia tu neskelbi iš viso. Tai mes jau palėtėm, kad yra ir platusis tas evangelizmas, kuris yra visada slėpiningas. Tai nebūtų tikslinga vien apsiribojus save smerkti, kad neskelbia Evangelijos, jeigu turi tą vadinamą siaurųjį supratimą. Reikia paieškoti, kokiom dovanom tu gali, nes kitas gali antievangeliją paskelbti. Taip siaurai skelbdamas ir ne visada gebėdamas, mes dar taip ir vadindavom, paskiepė žmonės kapitaliai nuo Dievo. Atstumė. Pasako taip, kad taip atstumė, sako, jeigu tokia krikščionybė, aš niekada į tą pusę nepažiūrėsiu. Fanatiškai kažkaip tą visą padaro. Vėlgi negirdi, koks yra poreikis. O gal kartais tiesiog žmogui reikia, kad už jį pasimelstum. Ir aš atsimenu, pavyzdžiui, savo tėtį pirmomis dienomis, jis nenorėdavo kalbėti, kad aš kalbėčiau, pasakočiau, kaip yra. Sako, tu dar nebuvai gimus, kaip aš žinau, kas yra šventas raštas, kai mano mama buvo dievota ir panašiai. Jis pykdavo ant manęs, kai aš žodžiu jam sakydavau. Bet būdavo toks momentas, kai aš sakydavau jam, aš noriu už tave pasimelsti. Noriu pasimelsti. O jis, pavyzdžiui, skaitydavo, ar tai laikraštį, ar knygą, ir ar galiu, sakau, pasimelsti. Sako, gali. Pasimels, prašom. O jeigu aš uždėsiu rankas, galiu uždėti? Galiu uždėti rankas. Ir aš taip melsdavos, ir kalbom aš melsdavos, ir jis neatstumdavo. Pavyzdžiui, maldos niekada neatstumdavo. Į širdį kas eina, ar ne? Rasti, kas eina į širdį. Ir taip tada atsipalaiduodavo, tą galvą taip atlenkdavo, laikraštį kažkur taip nuleisdavo, ar knygą ant kelių. Ir tada tas eina ir jis labai greitai atidavė savo gyvenimą po to viešpačiui. Bet visai kitu keliu. Mamai per liudijimą buvo. Mama iškart į liudijimą. Aš irgi noriu taip tikėti, aš irgi noriu mylėti Kristų. Į žodį. Reiškia, o kitam kitų būdų. Reiškia, ta pati šeima, bet pajudėjimas yra kitoks. Iš tikrųjų, yra tie ir psichotipai yra. Žmonės labai yra, kaip sielos yra skirtingi. Ir vienas nuostabiausių man tai yra būtent asmeninis liudijimas. Vienas nuostabiausių. Bet ir kitų negali paneigti, nes jie irgi labai nuostabiai veikia. Bet tai kiekvienu gali žavėtis. Kiekvienu būdu gali žavėtis. Nes
jeigu tai atveda žmogų prie Dievo, prie susimąstymo, tai nuostabu yra. Va, tai ačiū už klausimą. Taip, labai plati tema, bet ją gera taip, pamirkti, vėl pasižiūrėti, ar kažkur neforsuoju, ar atvirkščiai kažkaip nieko nebejaučiu, irgi nėra tas gerai, kai nieko nebejaučiu ir nieko nesinori. Tada pažiūriu, viešpatie, o kaip, tą galima būtų daryti, bet gali būti labai taip organiškai aplinkoje, ar tu ant suolelio su kažkuo bendrauji, ar su savo artimaisiais, sakau, maldą pasiūlai kažkokio sunkumo metu ir nukenčiantys žmonės praktiškai labai retai atstumia maldą. Nebent jau labai koks užkietėjęs būtų ateistas, ar ne? Bet ir tokius pramuša. Tai va. Šiandien, žinokit, dar buvom numatę Dariaus pasidalinimą. Vat jie turi tą, būtent Gedeono broliai, jie turi tikrai tą ėjimo, išcentrinis yra. Daugumo misijų, kokią mes bepaliesim, ar Lietuvoje veikianti Agapės misija, ar Gedeonai broliai, ar kitos misijos, jos taip iš centro ir dažniausiai, jeigu tai yra evangeliniai dalykai, tai bus su žodžiu einantis, būtinai su žodžiu. Ir Gedeono misija yra nuostabi ir ypatinga tuo, kad tai yra visada draugaujantis su Naujuoju testamentu. Tai gal Dariau kažkiek paliūdi, gal ar artimiausių metų, ką turėjot, kokių tokių pajudėjimų, ar Šiauliuose, pasidalink, gerai? Tai va, priklausau Gedeono draugijai, tai yra tokia tardominacinė, kaip pasakyti, tarnavimas, draugija virš 120 metų ir jos paskirtis yra ten eit, kur bažnyčių nepriima. Kaip vadinasi, ilgoji bažnyčios ranka, nes atsimenu, kai pradėjau tarnauti Gedeono tarnavime, jeigu tu nueini į mokyklą, pasakyk, kad čia iš tiesos žodžio ar tikėjimas, sako, duris ten matai ir uždaryk iš tos pusės. O jeigu ateini iš tos organizacijos, sako, sės kokiu reikalu, iš karto jau ten tave kitaip priima. Ir ta organizacija yra vyrų, nes pradėjo ten keliaujantis verslininkai tą daryti ir taip ir paliko. Tai nėra kažko geresnis tarnavimas, už kažkokią moterą užšlovina, bet yra kaip dar vienas. Ir tas ėjimas mūsų yra ypač Lietuvoje arba mokyklose lankomės, kalėjimuose, ten sukarintose struktūrose. Ir taip pat asmeninis liudijimas. Netgi yra tikslas, kad ten bent kartą per savaitę kažkam tu paliudytum. Nes yra keliami tikslai ir aš galvoju, kad yra gerai tas seminaras, nes jeigu nėra apie tai kalbama mokama, tai nieko ir nevyksta, kaip kiti krikščionys. Dariau, kaip nors čia kas nors nueis, kažkas padarys. Ir viena iš priežasčių, kaip į tą klausimą, kodėl neskelbiu Evangelijos, tada mes galvom, kad kas nors padarys. Kas nors padarys, mes. Ir tas rašto eilutės, kur skaitėm, sako, eikit ir skelbkit, žinai. Ir Paulius sako, ten angliškai netgi pažiūrėjau parašyta, vargas man, jeigu aš neskelbiu, žinai. Kažkaip ten išversta varga, žinai. Ir paskutinius 2 metus tiek broliai iš Vilniaus, kurie aktyviai asmeniškai skelbia, netgi jie turi planą, ten kas mėnesį, kas kelintas savaitgalį išeina, grupė susirenka, kas nori ten, ir moteris taip pat prie jų prisijungia dabar jau. Ir jie eina po Vilniaus miesto rajonus. Ir čia ar tas karas pajudino viską, kad žmonės pasidarė atviri, jau sako, kaip jie man sako, gali eiti ir šnekėti, ką nori, kurie klauso. Ką nori, šnekėk, jie klauso tavęs. Aišku, vėl reiktų čia mokymą, supratimą, kad jeigu tu matai gatvę einantį žmonių, jeigu tu sustabdysi, aš nežinau, 500% arba dar daugiau, kai jis su tam nešnekės, nes jis eina kažkur. Bet jeigu jisai sėdi, tai daugiau negu 50%, kai jis bent užsimegs pokalbis. Ir čia, kaip sakyčiau, čia tos technikos, kurios palengvina tavo skelbimą. Ir kai tu skelbi Evangeliją, tu turi pats pamastyti, ką tu pasakysi, ką pasakysi. Kai tas žmogus atsako, jau nebėra toks kaip
prieš 30 metų tas brukimas, nebėra to. Bet tu išgirs, ką jis tau atsako, nu, ir ten yra kontroliniai, kaip pasakyti, klausimai tokie, kurie užvės pokalbį. Nu, sako, ar jūs manot, ar yra gyvenimas po mirties? Nu ir pradedi, matai, kaip tau atsakė ir išgirst, kas jam rūpi. Ir apie tai, kas rūpi, tu pradedi pokalbį ir vis dėlto po to vedi prie Dievo. Žinai. Yra tų metodų ir nežinau, gal Dapasara yra Gideono versta knyga, kaip sėkmingai, kaip be baimės liūdis Kristų. Ten nėra, pamiršau, kad yra, man atrodo, Pasara dar yra ten keletą tų knygų, žinai, galima pasiskaityti ten. Ir ten yra klausimai ir žmonių atsakymai ir kaip tau į juos reaguos, ką atsakyti. Aišku, labai gerai yra žinoti Dievo žodį, ką tu nori pasakyti. Atsimenu, šį pavasarį lankėmės Panevėžyje ir ten jiem per mokyklas įvairiausias. Ir vienoje mokykloje vaikščiant iš klasės į klasę užėjom į lietuvių kalbos buvo pamoka. Ir padalinom, trumpai pristatėm ir galvojom išeisim. Ir mokytojas sako, ne, tai palaukit, dabar mes žinom, kai jūs ateisit ir tada ten kokį 20 minučių užsidėsite pokalbis. Nes pasirodo, žmogus mokės universitete, atvažiavo prancūzai, nežinau, ten filologai ir tas rytis, kur nagrinėja tekstus grinai. Bet jie pristatė Bibliją, tą tekstą taip, kad ten, jau nežinau, ką turi baigti, vos ne kosmonautų būt, kad ten suprast iš viso, apie ką ta Biblija kalba. Ir taip gyvenę pasėta tokia sėkla buvo. Betgi sakau, tai tas tekstas, ta semiotika prisimė. Taigi aiškiai rodo žinę čia. Aiškiai rodo žinę, žinai, kaip bendradarbis irgi sako, dabar madoj kažkokia knyga yra išleista, kur pastorius išleido, kad yra daug netitikimų Biblijoje ir čia negali. Tai sakau, tai kaip yra suprantama ta knyga. Ką tu čia aiškini, sako, vieną kartą gal perskaitai ir žinai. Tai sakau, pasakyk nors vieną netitikimą. Ten rašė, kompiuterį rašė. O ką rašė? Nieko ten. Ir tokius dalykus tu žinai, tu prigauni ir tu pamatai žmonės, kad jie nežino. Ir visų pirma, tu turi išklausyti žmogų, nes, kaip pasakiau, jau porą metų jaučiasi, nes praeitą mėnesį buvo Telšių diena ir nusprendėm padaryti, gaila, aš negalėjau važiuoti, organizavau irgi, kad buvo miesto šventė ir išeit padalinti Naujus testamentus. Ir ten važiavo broliai iš Vilniaus, vietinis keli dalyvavo. Ir žmonės, kas keiščiausia, kaip skaitęs Telšiai, tokie Žemaitija, jau labiausiai užsispyrė, ten nei mokyklas niekur neįsileisdavo seniau. Tik tas buvęs vyskupas, kai atėjo, tada prasidėjo klimatas keistis. Ir žmonės, kas keiščiausia, sako, atviri buvo. Ir daugumą visi priėmė. Aišku, tau lengviau skelbti Evangeliją, kai tu turi kažką padovanoti. Kai tu padovanoji, jeigu paima žmogus, jau kažkiek įsipareigoja, kad bent su tavim pašnekėti. Bet tu turi būti pasiruošęs, ką pasakyti. Ir žinot tos klausimus. Ir daugiau nei pusė tų klausimų yra standartiniai. Ar kur Dievas, kai vyksta karas, kai nelaimės, kaip tas Dievas leidžia, kaip visi tie dalykai. Bet žmonės šiuo momentu, kiek pastebėm iš anksčiau, nes tie broliai yra, kuris tarnauja Gideono tarnystėje virš 20 metų, sako, dabar yra laikas toks, kad žmonės atviri yra. Dabar nežinau, čia tas karas gal viską paveikė ir visi pajuto tą laikinumą. Ir Gideono ta misija yra vienas iš pusių, kad mes ne tik mokyklose, bet ir asmeniškai liudijam. Mes praeitą rudenį irgi čia su tokiu broliu vaikščiojom. Per Šiaulių dienas dalinam. Man lengviau sekės, o jis, kadangi užaugęs laisvųjų krikščionių bažnyčioj, ir labai pastebiu tą tendenciją, ir kitas brolis iš Vilniaus pastebėjo, toks Jonas, jis irgi buvęs iš tikėjimo žodžio, nors vaikšto pas baptistus dabar, kad, nežinau, tas buvo mokymas pradžiai, prabudimo mūsų, kad, tu turi tarnauti. Ne? Jeigu tu netarnauji, kažkas su tavim netvarkoji ir aš atsimenu. Jeigu tu dėl tavęs Kristus numirė, jo numirė, jis brangiausias, bet tu gali dėl jo patarnauti. Nežinau, gal kas nors. Tai... Ir pastebėm, kad tarnystę neša ir pasijungia arba tie, kur atsiverti iš duobės išlipę žmonės dažniausiai, arba tie iš senų laikų, kurie, nežinau, mokymas toks buvo. Mes paragavom, kad tarnystė tai yra gerai.
tai yra gerai, žinai. Aišku, buvo ten užlenkimo, kad tik tarnystė svarbiausia, bet tai yra gerai ir daugiausia bažnyčiose ir kitur matai buvusius tikėjimo žodžio žmonės. Žinai. Ir esmė, kaip sakau, tu, kai eini liūdit, tu turi kažką pasakyti, planą turėti. Ir kai atsimenu, čia Šiauliuose su tokiu broliu iš Vilniaus irgi buvo anksčiau atvažiavęs, pasikvietėm, kad padėtų liūdit. Ir tada koks 10 žmonių mūsų išėjo. Ir atsimenu, jam ir pamačiau prekeivę akiniais. Nu ir sakau, kaip čia prekyba, čia kas, kokia čia prekyba, dar karantino paskutiniai metai buvo. Bet jau leido. Ir pradėjo, sako, aš skaičiau Bibliją ir ten nieko nėra, ten tik tais, kaip ten, juridinė sutartis su žmogum yra ir viskas, ten tik teisė. O tas brolis buvęs kriminalistas, baigęs teisę, nu ir pradėjo, pirmą sandorą, pirmą teisę, civilinis kodeksas, antras ir taip ėjo. Ir gerai yra dviesiai, nes jeigu vienas nebežino, sako, ką kitas. Ir nereikia niekada, pastebėjau, liūdėjant, pradėti kritikuoti, sako, ai, tai šitie netaip krikštė. Ir galvoju, tai prie ko čia dabar tie krikštai, žinai. Tam žmogui 100 metų jis nežino, bet esmė yra, kai paskaitai arba atsiverti Dievo žodį, tai kitam, jo, taip yra. O tą žmogų, kuris sutinki ir jis puola ginčytis, priešginiauti, geros dienos, ir nelaikas dar, žinai, nėra ko ginčyti, žinai, nes nei tu pavargsi, nei jam naudos. Aišku, kartais, retenybė būna per tas miesto šventės, randi vieną ar du, kuris nori pabendrauti temą, turbūt ar jis neranda su kuo. Aš atsimenu, tas Vladas toks Kosovtas, jie su juo bendravo, paskui einam, sako, va tas atsargiai, tas labai nori. Vėl jis mumis pasivijo ir pats jau kviečia bendrauti. Ir praeitą rudenį pastebėjom, kad ir 7 dienos adventistai buvo išėję į gatvę, pasistatę stendą ir paskiau gale vietą pasistatę buvo jehovistai, žinai, jau solidžiai su kostiumais ten buvo ir jie jau keičia savo taktiką, jie taip radikaliai nebešneka ir va tas yra, kad žmonės, pasiruošia, žinai, pasiruošia. Ir esmė yra tai, kad asmeniškai liūdit, kai tu išeini, kaip su to broliu išėjom rudenį praeitą liūdit per miesto šventę, jis iš viso, aš supratau, vos ne pirmas iki gyvenime išėjo liūdit va taip. Ir jam buvo sunku, kai nieks beveik nepriema, nenori ir po to jis kažkokį pažįstamą radą, įpriėmė, jam dušę atsigavo, jis pamatė, kad gali priimti, žinai. Ir ypač gerai, kai eini su žmogum, kuris gali liūdėti ir tu pasimokai iš jo. Pasimokai iš jo. Atsimenu, liūdėjom čia Šiauliuose su tokiu broliu iš Vilniaus, tai vaikščiom, jis dar sūrį padovanojo mums, žinai. Sako, jis gerą darbą dirba, žinai. Ir tu nežinai, kas atsitiks, bet aišku, visada bus tie, kurie atstums. Tie, kurie atstums ir visada, jeigu tu nori žmogų kažką padaryti ir visada pasiūlai pasimelsti. Tai dauguma visada nori, kad už juos melstųsi. Kad už juos melstųsi. Ir kai liūdi vengti tų ginčių apie bažnyčias, kaip sako, ten klebonas lašinius valgo, žinai, prieš tą kalėdas, kai yra pasnikas, žinai, bet tai tada klausia, ar klebonas Dievas? Ne Dievas, tai Dievas lašinių nevalgė, žinai. Tai toliau einam. Ir žmonės turi visokių tų klausimų, bet esmė yra išgirsti ir tada tu rasti atsakymą. Ir va toj knygutėje, kaip be baimės liudyti Jėzų Kristų, ten yra tokie, papunkčiui, populiariausi klausimai ir trumpi atsakymai, kurie, aišku, tu paskaitysi, pamirši, paskiau, jeigu praktikuosi, tai atsiminsi. Ir visada ar Naują Testamentą, ar kažkur pas mane dar dėžę, gal reikia atvežti Jono Evangelijų, kažkas man atidavė visą dėžę. Galima pasimti ir visada dovanoti. Aišku, būtų gerai, gal ten kažkokią kortelę bažnyčios įdėti ar kažką, kad žmogus galėtų, jeigu nori, kreiptis. Ir esmė, nugalėti tą baimę ir išeiti. Nėra tai baisu ir suprast, kad ne tave atstumia, bet sako, eikite ir liūdėkite. Ir jeigu kas, kaip mokiniams sakė, nusipurtikit dulkės, tai reiškia, kad jūs nieko neturite asmeniško bendro, čia nieko prieš jūs nėra.
Bet tas pasirinkimas visada yra. Ir tų metodikų, nežinau, lietuviškai, bet angliškai yra ir ten livinguotės, ten jie skelbia per 10 Dievo įsakymų, tą, kaip sako, ypač su tais gerai žmonėm, kaip sako, ar tu geras. Aš ir taip esu geras. Ir kaip pasakojau apie tėtį, Andželika, tas klasikinis atvejis, ypač vyresniem, kaip pasako, o čia reikia tikėti. Nu ir kiaušinis moka vištą, žinai, ir tai ką, dabar kuo mane laikai, aš netiki, mes visi tikinti, žinai, kai mano Martin praeitą savaitgalį buvom Palangoje ir ten pradėjo liudyti, ir ta šeimininkė matos, tokie biškiai užsigavas, nu taigi mes visi čia tikintis, mes einam į bažnyčią, žinai, ir bažnytinės santuokas mano vaikai, žinai, susitokė. Ir tada žmogui turim parodyti, kas tas yra tikėjimas, žinai. Tai nėra, kad tik į bažnyčią vaikščiojimas, dar kažką. Ir kas tas yra tikėjimas, žinai, nes yra, kad tas gyvas, jis gali eiti, aišku, ir kitą bažnyčią, ne tokia kaip mūsų, bet esmė, kad žmonės dabar atviresni yra. Atviresni ir lengviau tau liūdit, kai tu turi kažką padovanoti, kažką duoti. Aišku, mes turim tą priemonę Naują Testamentą, čia kur galia yra, jeigu jūs pasimsit, šiandien galite pasimti, čia parašyta kontrolinės raštos eilutės, aišku, ten idealiausia, jeigu jas mintinai mokėtų. Kai tu mintinai kitas iki šnekis su žmogum ir tu matai aklavietę prie jį ir tu užduoda klausimą, tu nežinai, ką sakyti, bet jeigu į tą temą atsimeni rašto eilutę, aš nežinau, raštas suveikia stebuklingai. Klausimų nelieka kažkodėl po rašto eilutės. Nu, ir čia yra rašto eilutė, ir čia yra atgailos malda, ir čia žmogus gali pasimelsti ir užsirašyti vardą pavardę, kad tai yra jo. Ir tų dalykų visokiausių yra, visokiausių. Nu, vieną liudijimą galiu pasakoti, kuris man labiausiai palėtė pernai metais. Kiekvienais metais organizacija daro tą, kaip pasakyti, konferencija Amerikoje, kur yra būstinė, vis kitam mieste Amerikoje. Ir ten liudijo pastorius. Jisai buvęs kareivis, nežinau, ar karininkas. Ir jis užaugo Amerikoje, normalioje šeimoje, jis mokės ir rugsėjo 11, jau atsimenat. 9 metais, rugsėjo 11, jisai mokėsi jau koledže, kaip pirmam kurse mūsų universiteto, ir jis pamatė, kad griūna tie bokštai. Ir sako, aš einu per tą studentų miestelį, matau ekraną, kaip viskas rodoma ir visi sustoja, vieni įsigandę, vieni meldžias, kiti jau, visokių reakcijų. Ir aš nusprendžiau, sako, kad reikia eiti į kariuomenę, ginti šalį nuo tokių dalykų. Aišku, aš paskambinau namo, mama atsiliepė, aš sako, eisiu į kariuomenę. Tai aišku, bet kokia mama sako, jokių būdų, žinai, nes, ten laisvanoriškai eini, nieks ten nešaukė pas juos. Ir sako, aš vis tiek savo ir aš išėjau į kariuomenę. Ir jis tapo kulkosvaidininku. Ir tada, sako, aš pradėjau tarnauti tuose ruoniuose, jūrų pėstininkuose ir jos mesdavo visokias misijas. Ir sako, mes turėjom gerą kapelioną savo. Ir vieną kartą į misiją išvažiavo su jų būriu tas kapelionas ir išžuvo. Ir sako, kai aš realiai pamačiau, kad ne visi grįžta namo. Ne visi iš mūsų būrio, nes jau ir džiunglės mesdavo, paskui jos paimdavo kažkur, jis tarnaudavo tuose misijas. Ir vieną dieną jį pakvietė ir jis važiavo kariauti į Iraką, kai prasidėjo karas Irake. Ir sako, aš atsimenu po šiai dienai mokyklinis autobusas, į kuriuos mūsų sodina, kad vežtų lėktuvą. Ir prie autobuso, sako, pagyvenęs dedukas stovi ir dalina Naujasis Testamentas. Kas ima, kas neima, sako, ir aš pasiėmiau, kaip talismanas, sako, aš pasimsiu ir aš grįšiu. Ir įsidėjau čia į kišenę. Ir sako, mane išvežė į tą Iraką ir mes kariaudavom ir sako, mes į dalinį tik dėl 3 dalykų grįždavom, o taip tai mes arba šaudmenų, arba valgyt, arba nukovę kažką reikia parvežti, arba tu pats sužeistas. Daugiau mes negrįždavom į tą būstinę. Ir vieną dieną mes ten kažkur jie užduoti buvo
ir jį pašovė snaiperis į petį. Ir jį turėjo parvežti, iškvietė malūnsparnį ir sako, malūnsparnis šiandien neskris, nes pakilo smėlio audra ir čia nieks neatskris. Sako, lauk rytų. Ir tada, sako, aš pradėjau šauktis Dievo, nes, viskas. Sako, mane čia, kaip jau draugai apibintavo, kaip mokėjo, smėlis pusto, aš guliu ir meldžiuos, ir viskas. Ir nieks nebegali padėti. Sako, iš Dievo malonės sulaukiau ryto, atskrido malūnsparnis ir išvežė į Falūžos tą ligoninę. Ten apžiūrėjo chirurgai, iškart padarė operaciją ir sako, tu laimės kūdikis. Sako, kad pašovė ir sako, tau nesudraskė ten giliai audinių ir infekcijos nėra. Sako, tai retenybė, sako chirurgai. Ir sako, tai buvo liūdimas, kad Dievas mane išgelbė, nes aš meldžiaus, kad Dievas išgelbėtų. Ir sako, mane paguldė į tą palatą, aš pats vienas gulėdavau. Nieko tai nėra, visi užsiėmė reikalais. Ir sako, aš guliu, yra kėdė ir mano uniforma sėdi. Ir viskas. Ir sako, po 2 savaičių atvažiavo iš mano būrio vienas vyrukas iš Teksaso, atsinešė arbūzą, suvalgėm, pajuokavom. O jis grįžo dėl tų 3 dalykų, kaip sakiau. Grįžo dėl to, kad jis važiavo su to hameriu ir užvažiavo ant minos, jis sudraskė ten šasį, bet jis liko gyvas, jį partempė su tą mašiną ir sako, dabar sėdžiu ten keletą dienų, kol suremontuosiu, aš vėl išvažiuosiu. Ir po kelių dienų jisai vėl išvažiavo. Ir sako, sužinojau už kelių savaičių, kad nukovė tą draugą, irgi snaiperį šovė, bet jam nepasisekė, jam tiesiai krūtinę pataikė ir nieks nepadėjo. Vietoje viskas baigės. Ir tada aš pradėjau verkti, raudoti, kad jie žūsta, aš nieko negaliu padėti. Ir prisiminiau, kad aš turiu Naują Testamentą toj uniformai. Nes ir šiaip, sako, man stogas pradėjo važiuoti, nes ištisas dienas vienas sėdėdavau. Ir sako, ištraukė tą testamentą ir aš neatsimenu, kad psalmės atsivertė ir jis skaito, kad, kaip Dovydas sako, Dieve, neleisk sugėdinti manęs tarp priešų, išgelbėk, nes jie jau lipa per mane. Ir sako, aš tą skaičiau psalmę, įverkiau, vėl meldžiausi, vėl verkiau. Ir sako, aš baigiau tarnauti ir jis išėjo iš tos tarnybos ir dabar jis yra pastorius. Ir sako, tas žmogus, sako, po šiai dienai, kur prie autobuso stovėjo, padavė tą knygutę, sako, pakeitė mano gyvenimą. Ir šiandien yra pastorius, jis jau virš 10 metų ir jis tarnauja. Ir aišku, čia pas mus nėra tokių galvau liudijimų, bet, yra brolis, kaip pasakoja, jisai irgi dirba, Dailyde. Ir ten prie Baltarusijos sienos kažkokius laiptus ar ką jis ten statė ir užvažiuodavo pakeliui į parduotuvę nusipirkti. Ir jis vežiojasi Naują Testamentą ir padovanoja tai pardavėjai. Ir po kiek laiko jis vėl atvažiuoja į tą parduotuvę, jis nieko jau nebeklausė, ta pardavėja sako, aš jumis prisimenu. Sako, jūs davė tokią knygutę, sako. Ir jinai man labai padėjo, sako. Ir kadangi daugiau žmonių buvo, sako, aš taip ir nebepaklausiu. Tai sakau, jeigu važiuosi, paklausiu. Sako, reiks būtinai paklausti, ką ten padėjo. Nes atsimenu, Panevėžyje, kai buvom bažnyčiai Sekmininkų, po tarnavimo pristatymo priėjo tokia moteris ir pasakoja, sako, aš turėjau, sako, jūsų Naują Testamentą ir mes šeimoje su vyru pradėjom labai nesutarti. Ir pyktis. Ir sako, aš paėmiau tas testamentą ir aš pradėjau skaityti ir kažkas pradėjo vykti mano širdį. Kai visi pykstas, vyras nervuojas ir sako, aš to pačiu atsakydavau ir aš kai pradėjau skaityti Dievo žodį, aš nusiraminau. Ir tada vyras nervuojas, kodėl aš rami, žinai. Nes santykiai neaiškus ir man atrodo, jie vis tiek išsiskyrė, bet sako, aš tą ramybę gavau iš Dievo žodžio. Ir tu nežinai, kaip jis suveiks, kaip sakiau, kai tu šneki tas Dievo žodis. Bet visų pirma, reikia klausyti, ką žmogus tavo atsako, žinai. Gal čia daugiau, ką atsako ir kaip pradėta kalba, žinai. Ir ten, nežinau, gal galima, tų technikų yra visokiausių, bet esmė nebijoti išeiti ir liūdėti. Ir vienas iš tų būdų asmeniškai
Ir per šios paskutinius metus kelis matom Gideonų, kad tai labiausiai gal veikia, žinai. Veikia žmonės ir žmonės atviresni kažkokie yra dabar pasidarę ir jie priima, ne taip kaip seniau. Ir kaip mūsų tos organizacijos Lietuvoje prezidentas irgi sakė, paauglystėje yra gavęs Naują Testamentą ir sako, aš jį parsinešiau ir pasidėjau namuose. Ir metus ar du pragulėjo ir gal kai buvo 16 metų aš atsiverčiau ir pradėjau skaityti. Nei man kas ką sakė, nei ką, sako, aš pradėjau skaityti, žinai. Jėzaus Kristaus sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo kilmės knygą. Ir atrodo man pati labiausiai atstumianti vieta. Bet jis pradėjo skaityti, sako, o kaip čia įdomu, žinai, nes jisai irgi vertėjai dirba. Ir jis pradėjo skaityti ir sako, po to prasidėjo tas prabudimas, jis irgi pedagoginę mokės Vilniuje ir sako, kas mane palėtė, tai kad aš susitikau žmonės, kurie mane liudijo jau Vilniuje, kai jis nuvažiavo mokytis į universitetą. Ir sako, kai būna ginčai ten dėl tų denominacinių skirtumų, kodėl čia meldžiat kalbom, kodėl baltistai nesimeldžia, kaip čia taip nuėjot jūs. O tai sako, kur jūs buvo tada, kai aš mokiausi pedagoginėm? Atėjo iš tikėjimo žodžio, sako, paskelbė mum Evangeliją, mes ir nuėjom ten, sako. Ir viskas, sako, žinai, ir pasiėmė, žinai. Ir tas aktyvus liudijimas atrodo, taip atrodo, save turi priveršti, žinai, tave atstums, bet tai ne tave atstumė. Ir matyt, kad, aš manau, kad iš dalies yra ir branda, kada tu gali skelbti, neįsitempti ir liūtis, žinai. Su vienu žmogu gal išeina pašnekėti, kitų neišeina įvairiai ir neįsitempti, bet jeigu mes nedarysim, tai bažnyčia neaugs. Pastorius neis ir nekvies, pastorius turi mokyti dalykų, kaip daryti ir skelbti, o mes kiekvienas, kaip Morkus sako, eikit ir padarykit mokiniais, bent pradžiai tikinčiaisiais padarykim, žinai. Mokiniais, tai čia, kaip sakau, jau lygis, gal ir kaip su žmona šnekam, ne kiekvienas gali būti mokiniu, kuris gilinsis, bet bent tikinčių gali tai kiekvienas būti, žinai. Tam, kad būtų išgelbėtas, žinai. Mokiniui nereikia būti, kad tu būtum išgelbėtas. Tai var tiek, nežinau, gal dar klausimų. Šitie kontroliniai klausimai knygutėje, ne? Yra jo ten. O gal kažką dar turi tokio surinkti ant lapo, kokio nors gal kitam kartui kažką. Gali. Tiesiog kaip pagalbinė tokia medžiaga susipažinti žmonėm. Yra tas 10 Dievo įsakymų, kaip amerikonai mėgsta skelbti, prieina, sako, aš geras žmogus, žinai, ir tu, tave nuginkluoja, jau sako, tai geras, sako, o tu esi girdėjęs moralės įstatymą, o jo, sako, 10 įsakymą, jo, ar jis tikintis, netikintis, manau, ir Lietuvoje tas pats būtų. Ir sako, tai gerai, sako, ar esi gyvenimą pamelavęs, sako, esu. Bet sako, ir sako, padarykim testą, sako, jeigu pagal tuos klausimus, ar tave žemiškas teisėjas pripažintų kaltu ar nekaltu, sako, esi pamelavęs, esu, sako, parašyta nemeluok, parašyta. Tai sako, tai tą, kuris meluoja, kaip vadinam? Kaip vadinam, kuris meluoja? Melagis, tu melagis. Einam toliau, sako, negeisk ten savo artimo žmonos, arba, žmonos, sako, arba pornografiją gal žiūrėjai dar, žiūrėjau gyvenime, nepaleistuvak, tai kas tu, melagis paleistuvai, žinai, einam toliau. Ir aišku, būna tokių, kurie gudresni sako, o tu, aš irgi toks pat, sako, žinai, tas kur klausi. Ir tada pamato, žinai. Ir tokie dalykai, žinai. Kažkas. Ačiū, tai